Tai ką, užeinam į vidų, truputėlį noriu papasakot, ką mes čia padarėm ir ką mes čia turim. Tai pirminė buvo vizija pačio ir norai, kad priepirtis būtų pagamintas iš termomedienos. Taip. Tai kaip sakom, matom, turim termomedienos grindis. Grindys labai gražius. Turim termomedienos dailylentės, kurios nėra įprastos formos, nėra įprasto profilio. Tu vadinai jas 3D, kas visai šiaip teisingas būtų pavadinimas. Ir čia turėsim priepirtį, čia bus dušas, jisai dar nėra sumontuotas, bet artėjam link finišo. Kas pakankamai įdomu buvo pagal pačio norus, padaryti tą revizinės tas dureles, kaip mes vadinam. Taip. Tai pavyko padaryti grindyse, čia ateis, kiek pamenu, pas patį karštas ir šaltas vanduo iš namų, ateis elektros įvadas ir kanalizacija, taip. Ir čia kriauklė dar darys. Taip, ir dar kriauklė bus. Tada čia bus ledai, kaip kalbėjom, dvi tokios juostos. Dailylentės naudosim tas pačias, kurias, kaip sakyti, ir sienom naudojam. Čia bus tas langelis, apie kurį kalbėjom, jisai labai pravers, manau, išvedinimui, kadangi ten bus durys, čia bus langelis, tai vis tiek priepirtis tas nori-nenori prišyla nuo karšto kūno, tada čia sumontuosim, matosi elektros laidai, visą tą pirties įrangą, tos valdiklius vadinamus, ir kaip pats norėjai, tai čia turbūt aišku irgi kokie laidai, tai yra muzikinių kolonėlių laidai, jo, tai bus faina. Tada pagal Saunum krosnelės gamintojo rekomendacijas iš priepirčio į pirtį padarėm tą ventiliacinę angelę po krosnelę.